Sveiki visi. Į elektroninio pašto dėžutę gavome laišką, kuriame rašoma, kad dėl įspėjimo apie sukčiavimą buvo atliktas atnaujinimas ir rekomenduojama iš naujo suaktyvinti patvirtinimą 2 veiksmais. Tai padeda išvengti sukčiavimo ir padaryti internetinės operacijas saugesnės. Matome aktyvią nuorodą ir pasirašo SEB bankas. Tačiau panašu, kad tai yra sukčiai ir pabandysime šitą laišką dešifruoti. Visų pirma, tai yra tekstas labai neaiškus, jisai yra parašytas su klaidomis, nerišliai, nėra pasirašyta, kas tą laišką siuntė, tiesiog yra parašyta, kad yra SEB bankas, jokių kontaktų nėra pridėta ir tai padeda išvengti sukčiavimo ir padaryti jūsų internetinės operacijas saugesnės. Na, visų pirma, sukčiavimo išvengti padeda žinios žmonių, o internetinės operacijas padeda padaryti saugesnės antivirusinė programa. Tai tekstas yra labai nerišlus ir iš karto tai kelia įtarimą. SEB bankas iš tikrųjų tokius pranešimus, elektroninius laiškus rašo daug profesionaliau. Antras raudonas signalas tai yra esanti aktyvi nuoroda. Vėlgi mums kelia įtarimą, SEB bankas ir joks kitas Lietuvoje esantis bankas nesiuntinėja laiškais aktyvių nuorodų. Tai reikia labai atidžiai ir atsakingai įsidėmėti ir žinoti, kas galėtų nutikti suaktyvinus šią nuorodą. Tai gali būti nukreiptas vartotojas į suklastotą SEB banko svetainę, kurioje būtų prašoma suvesti jo elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungti prie savo sąskaitos ir tuomet sukčiai pradėtų tas sąskaitas švarinti. Arba tai gali būti nukreipimai į kitas svetainės, kuriuose būtų aktyvuojami kiti virusai, trojanai, duomenų rinkimo virusai, stebėjimo, ką jūs veikite internete ir panašiai. Ir tai būtų renkami duomenys apie jūs. Tai tokios nuorodos ginkdie negalima spausti. Tai yra antras raudonas signalas, kad tai yra sukčiai. Ir trečias raudonas signalas, tai yra siuntėjas. Siuntėją reikia stebėti visada gavę laišką, atkreipkite dėmesį į tai, kas jums tą laišką siunčia. Štai čia matome, kad siunčia SEB, bet pasirašo Abdelrahman Genidi eta unif orleans.fr. Liežuvį nusilaužti galima beskaitant tą siuntėją, tai akivaizdu, kad tai nėra SEB bankas. Taigi 3 raudoni signalai, kurie patvirtina, jog tai nėra SEB bankas, o šio banko vardu prisidengia sukčiai. Ką daryti? Gavus tokį laišką, nedaryti nieko, jį ištrinti, uždaryti ir ramiai savo gyventi toliau. Jeigu jums visgi neramu, kas ten su tuo banku vyksta, vis tiek laišką reikia uždaryti ir atsidarius naują naršyklės langą, jungtis prie savo elektroninės bankininkystės. Tenais bus visi pranešimai banko oficialūs jūsų elektroninė bankininkystėje. Bet gink dieve negalima spausti laiške esančios nuorodos. Taigi, šiandien tiek. Būkite saugus, saugokite savo duomenis ir neįkliūkite į sukčių pinkles.